mūsų lenktynės yra baigtos. Yra nemažai apeliuojančių tai, kad nemažai dalyvių nepravažiavo šito greičio ruožo. Bet komanda mano, kad taisyklės yra taisyklės ir jos turėtų būti vienodos visiškai visiems. Tai kad ir kaip būtų nesmagu tai pripažinti. Kai 4 Dakarai, 4 finišuoti Dakarą už nugaros, visada galėjo būti tikimybė, kad kažkurio mes nefinišuosime. Tai 5. yra būtent toksai. Važiavom geriausiai pasiruošę. Mes išsianalizuosim visus klausimus susijusius su gedimais ir kitais dalykais. Bet dabar išmintingiausias sprendimas yra nusiraminti ir pradėti kaupti jėgas tolimesniam iššūkiui. Tai ačiū, kad buvote drauge ir atsiprašau, kad taip atsitiko. Okay, after a whole day, we finally fixed our car. It was about 10 p.m. It was totally dark, and we need to take the decision if we go through the stages, which left about 585 kilometers together with neutralization and liaison, or skip the waypoint, skip the track and just use the normal roads. We decided to use the normal road because it was impossible, absolutely impossible after this big raining storm to pass the stage, especially during the night. That for the safety reasons, we did not take the decision that we will go through the stage.